Prašymas socialinių reikalų ir darbo komiteto nariui Linui Kukuraičiui ir kitiems komiteto nariams. Prašymas. Aš Nijolė Mockevičienė ir visi neįgalieji prašo socialinių reikalų ir darbo komiteto narių ir Lino Kukuraičio neįgaliųjų badu nemarinti. Jie turi 15, 30 ir daugiau metų stažo, o ne gauna šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutus skurdas Lietuvoje 354 eurai. Visi neįgalieji prašo, netaupykite neįgaliųjų sąskaitą. Keiskite sovietinę skaičiuoklę su daugikliais. Šios skaičiuoklės apskaičiuoti netekto darbingumo pensijai nenaudoja nei viena Europos Sąjungos šalis. Ši skaičiuoklė turint būtinąjį stažą 30 metų, 25, 28 metus, 22 metus su 55 procentų darbingumu atima pusę netekto darbingumo pensijos, nes naudojamas daugiklis 0,500. Rodau savo pavyzdį YouTube Nijolė Mockevičienė. Tai parodysiu perskaičius visą prašymą. Tai labai žiaurus būdas taupyti neįgaliųjų sąskaitą. Visi neįgalieji nori gauti tą, ką užsidirbo, kas jiems priklauso, nes jie daug metų dirbo ir turi minimalų 15 metų ar būtinąjį stažą 22, 26, 29 ar kitą, kaip ir pensininkai. Kodėl ne vienodai skaičiuojama, ne pagal vienodą skaičiuoklę, nes neįgalieji ir pensininkai vienodai dirbo ir vienodai mokėjo mokesčius, tol kol tapo pensininku ar neįgaliu. Kodėl neįgaliesiems su 55 procentų darbingumu atima pusę netekto darbingumo pensijos su daugikliu 0,500. Kodėl taip žiauriai elgiamasi?
Kukuraitė ir socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai, kodėl neįgaliųjų sąskaita taupoma. Tai pats žiauriausias būdas taupyti neįgaliųjų sąskaitą. Ir iš neįgaliųjų atimti pusę netekto darbingumo pensijos su daugikliu 0,500. Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai ir Linai Kukuraitė, nepritarkite naujai negalios reformai, nebalsuokite už naują negalios reformą, jei nebus sovietinė skaičiuoklė netekto darbingumo pensijai skaičiuoti pakeista į socialiai teisingą, sąžiningą lietuvišką skaičiuoklę. Ir neįgaliųjų badu nemarintų, nes jie turi stažą 15-30 ir daugiau metų. Nenusipelnė badu marinami. Negauna net šalpos pensijos 184 eurų. Jie turi gauti socialiai teisingą, sąžiningą netekto darbingumo pensiją. Ją užsidirbo, nes dirbo ir mokėjo mokesčius iki to, kol tapo neįgaliu. Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai ir jūs, Linai Kukuraitė, kartu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda sustabdykite Lietuvoje neįgaliųjų badu marinimą. Nes neįgalieji turi 15-30 ir daugiau metų stažą, o negauna 184 eurų. Ar bus pakeista sovietinė skaičiuoklė netekto darbingumo pensijai skaičiuoti į socialiai teisingą skaičiuoklę? Jei nebus pakeista, visi neįgalieji prašo socialinių reikalų ir darbo komiteto ir jūsų, Linai Kukuraitė, nebalsuoti, nepritarti negalios naujai reformai. Visi neįgalieji nori teisingos, socialiai ir sąžiningos netekto darbingumo pensijos. Aš ir man 10 neįgaliųjų pažįstamų laukia atsakymo jūsų komiteto narių nuomonės ir jūsų, Linai Kukuraitė, į elektroninį paštą. Visiems neįgaliesiems svarbi jūsų komiteto narių ir jūsų nuomonė. Taigi dar noriu parodyti,
Kaip yra skaičiuoja netekto darbingumo pensija. Visi neįgalieji nori, kad būtų skaičiuojama kaip ir pensininkams. Nebūtų šito daugiklio, kuris dalyja 246, o būtų paliekama kaip ir pensininkams. Ir šioje vietoje irgi, kad nebūtų daugiklio 0,500, nes padauginus 5,70 iš 16 apskaitos vienetų skaičiaus 16,50, šitas daugiklis dalyja per pusę, o neturėtų jo būti. Turėtų būti 94 eurai. Taigi labai mes prašom neįgalieji, kad būtų nauja, sąžininga, teisinga skaičiuoklė.